Sveiki. Šį kartą aš jums padėsiu išsirinkti konjaką pagal informaciją, kuri pateikiama etiketėje. Pirmiausia, pagal nustatytą reglamentą konjakas yra rūšiuojamas pagal kategorijas. Ir kad tos kategorijos geriau suprasti, yra numatytas atitinkamas žymėjimas. Pavyzdžiui, raidelės VS. Ką tai reiškia? Kad konjakas turi būti brandinamas ąžuolo statinėse ne mažiau kaip 2,5 metų. Toks yra reikalavimas. Vieni gamintojai brandina konjaką ir laiko jį statinėse 2,5 metų, mažiau negali, kiti 3-4 metus. Čia pagal kiekvieno gamintojo pasirinkimą. Sekantis yra 4 raidelės, tai yra VSOP konjak. Tai pagal reglamentą numatyta, kad konjakas turi būti brandintas ne mažiau kaip 4,5 metų. Vėl kiekvieni konjako gamintojai pasirenka, kiek jie nusistatė savo reglamentą, kuris neturi būti mažesnis už nustatytą atitinkamais įstatymais. Vieni brandina ir 6 metus, kiti 8, vieni 7, kiti 6. Čia skirtingas yra kiekvieno gamintojo pasirinkimas. Toliau, jeigu imant, atsiranda viena didelė grupė, kuri skaidosi į keletą segmentų. Tai yra, jeigu konjakas brandintas ne mažiau kaip 6,5 metų, tada jau yra kaip ir XO kategorija. Daugelis gamintojų įsiveda tarpinę tokią kategoriją kaip Napoleon konjak. Tai reiškia taip pat, kad yra ne mažiau kaip 6,5 metų gaminama. XO kategorija taip pat ne mažiau kaip yra 6,5 metų. Tai, kad nebūtų didelis atotrūkis tarp VSOP kategorijos ir XO kategorijos, nes mažieji gamintojai XO kategorijos konjaką paprastai brandina 20-25 metus. VSOP tarp 8-10 metų, tai kad tas tarpas būtų mažesnis, jie įsiveda Napoleono kategoriją. Ir toliau tai pačiai kategorijai yra priskiriama ekstra. Tai vat tie žymėjimai etiketėje, juos būtina suprasti. Ir aišku, tai produktas, ar jisai brandintas 2,5 metų, ar jisai brandintas 20 ar 40 metų, yra ir kainos lygis yra skirtingas.